Šiandien kovo 28 diena. Pradedame rodyti gražią kaitų šventę, kuri surengta Kurėnuose. Prašom prisistatyti. Sigitas. Artūras. Prašom prisistatyti. Arūnas, kaitininkas Arūnas. Žemyn ir pro viaduką atgal ir varyk ukmergę. Kastytis. Kauno. Sveikas, Kastytis. Palauk ten Rečionis. Ir ko dar pasakyti? Sveiki, Domas. Sveikas gyvas. Sveikas gyvas. Ir sveikas gyvas Tomas ir Aurimas. Teisingai. Iš tikrųjų pudumuoti. Rimti vyrai. Vyrai ruošiasi pituoti. Labai graži šventė Kurėnų ežere. Vyrai galvoja, kad šiandien teks atsisveikinti su šito gražiu sportu, nes žada jau nebe gerus orus. Apžiūrėsime kaitus. O 12 kvadratų žvėris. Pats didžiausias. Visi naudojasi kažkodėl tai pripučiamais. Skirias, ta prasme, nuo pripustukų ir vien tik valdymas. Ir gal dar supranti, gal tas buvo, kaip žinai, kaip eini į labai išgirtą filmą. Ir tikiesi kažko labai ir nueini taip, filmas kaip filmas, žinai. Ir čia, kaitas kaip kaitas, iš tikrųjų, nieko labai ten stebuklingo nepastebėjau. Tai gal dėl to, žinai. Koks manote vėjo greitis? Kažkur apie 7-8 metrai kažkas. 7-8 metai. Paklausyk, kaip nuotaika šiaip. Gerai, va žiūrim, kaip čia sporto meistrai. Naujame pramogų pasaulyje. Įdomu, keista, nieko nesupranta. Tikėtis, kai važiavom į Ispaniją, kad kada nors va tokiais dalykais, bet jau pasimatysim, o dabar net galim prisiliesti čižinėti. Ne, net nesvajojau, aš kur čia net nežinojau, ką čia dabar gali žinoti. Kaip gerai. Įdomu, labai įdomu. Kiek visko mes turime. Pažiūrėsime. Mes kad labai netrauktų. Jeigu mažai supranti jėgos, tada atleidžiu biškį paverį ir į save daugiau. Ir tada irgi vėl atleidžiu, nes per daug, žinai. A jeigu paleidžiu, ta prasme, ant pilnos jėgos ir į centrą, myšias iš karto, žinai. Aš taip galvoju, kad bent jau nebesugebėčiau užsipjauti su lentą, žinai. Šiaip myšių nebūtų, bet... Labai gražios lydės. Bet prieš vėją nebeužsipjaučiau. Jo, čia reikia pasakyti. Ryškiai šviečia labai sniegė, fainai. Jei pamesit, tai...
Dar vienas dalyvis šventės prarado jėgas. Vėl atrado, vėl prarado. Tai mūsų šventės iniciatorius, palaukite! Paprašyti, kad pristatytumėt šitą įdomų aitvarą. Pasityti. Tai yra Life Super Psycho 4. Atsiprašau, perėpsiu. Life Super Psycho 4 aitvaras. Tai žymus tik tom, kad yra pirmas galbūt aitvaras matrasinis, kuris skirtas. Nu, gerai. Aš galvoju, kad galbūt tai pirmas ir galbūt vienintelis aitvaras freestylinimui, ne? Bet matrasas yra vienintelis toks matrasas aplamai. Pagrindė jos faktiškai. Jo, jisai kaip ir freestylo ginklas čia kaip ir, žinai, skelbia gamintojai, bet įžymus tuo, kad jisai matrasinis, ta prasme, nepripučiamas aitvaras. Savintas. Jo, iš tikrųjų jėgos jisai, jo jėga iki pusės, daugiau trūktelis tikrai atsiranda. Ar jūs šitą aitvarą bandote pirmą kartą? O... Labai, šitą, jeigu ištraukęs baras įsuks, jisai vietą atsisuks ir iš karto pakeis kryptį, gali būti. Ir įdomu to, kad jisai greitai. Aišku, atleidžius barą, kilimo jėgą didelę turi. Irgi kaip skleidimo mašina. Bet vat jie suskydai čia nuvarė na galą su baisų greitai ir jie ten kažką daro. Pagal jie? Turi problemų jie ten. Ne. Dabar taip įsidėjai. Galvoja. Kodėl? Užčia galvoja. Kodėl? Dabar pareguliavau, eina nežykai. A ką reguliavai? Tas mazgas ant pačių paskutinių. Bet taip, tas duoda ant stipresnė netesnė vietą ir pats susivokti. Tai geriau elgti. Dabar yra nežykai. Pirmai kokį nori, tai parė. Leis tam pykį prieš tai ganau. Ir va, čiuožiu. Apstoja. Ir aukštyn, žemynį, kaip nori. Aš sakau, kad toks vienas turėtų tikrai traukti. Kitus mazgikus, plačiam pastuojas. Užsigrįžau vėl, pasitraukti, oi. Pavėjau šitą, ten tempišką pyksas. A kai ten nebuvai, kai ten daro visi sulydė? 12 minučių stažas ruošiasi startui žygis. Negaliu padaryti operatorius, palaukite!
čia įgudimas. Opa! Važiuoja! Pirma reikia valdyti visus. Nenuleisti, reikia išmokti. Paskui sudėti. Nu, mes tas.